pažįstu vieną poetę, kuri šiaip rašo lietuviškai, bet aš nebejoju, kad jinai rusiškai irgi parašytų gražų eilėraštį tavo užsistojimui. Ir aš to paskaitysiu vieną tos poetės eilėraštį, gal tu atpažinsi, kas tai yra. Sako, pasaulį šėtonas apsėdo, toks keistas, barzda ir kablukai. O žila mūsų ožį rusai vis ėda, nes jojo jų došiaus darbai neišbluko. Dar sako, kad pinigas pinigą daro, taip kala geniais tuksena, ir štai milijardai, kai prišauki karą, nors pats jau kuprotas anūkai gyvena. Sako, pakentėk dar, sako, pats muša, pats rėkia pasauliui, kad jiem galva daužo visi pagaliukais. Toksai sutvirimas ir nieko čia naujo, nes taip reikia pagal rimą, kad suktas žydelis kitrai apsisuko. Imkit vaikai pagaliuką ir apkulkit tą ožiuką. Prieš ožiuką daugtaškis. Kas tai parašė? Tai mokytoja parašė. Jos vardas yra Astra. Aha, tai aš norėjau sakyti, kad gali būti, kad Astra. Čia tiesiog neįtikėtina, čia tiesiog sunku patikėti, kad tau leidus mes, dar norėjai kažką. Aš norėjau, žinai, pasakyti, aš taip suprantu, kad, žinai, tų va tokių prorusiškų arba protaikiškų žmonių, raštingų, jų yra labai nedaug. Ja. Ir jie mobilizuoja, ir jie vadovauja tą visai vienų bandai, kurie nei rašyti, nei skaityti nemoka. Ir jie, iš esmės, jie neturi kur informacijos pasitikrinti, nes jie berašė, jie skaityti nemoka. Jeigu žmogus padaro daugiau klaidų negu žodžių yra, tai... Gerai, o iš jų vaikus atimti ar ne? Šaudyti tak to nereikia. Negražu, bet atimti.